Taigi, sveiki visi, čia ir vėl aš Akvilė ir šiandien, čia pamuoju šią knygelę šiaip, kad nežinau kaip kitaip, savo veidą šį kartą nerodysiu. Ir šiandien mes pasigaminsime kalėdinį piešinuką. Tai yra tokį kaip sausainuką, kai mes kepame kalėdoms. Tai toks žmogeliukas bus sausainukas. Tai va, gal padarysiu daugiau video su piešimu iš šitų knygų, bet aš čia sugalvojau ne iš šios knygos daryti. Kiti receptai galės būti iš knygų. Taigi, gerai, nieko nelaukiam ir pradedam. Na ir ką, tęskime ir pasakysiu, ko mums reikės. Taigi, reikmenys. Pirma, piešimo lapo. Antra, paprasto pieštuko, žinote, paprasto pieštuko. Trintuko. Trečia, spalvotų pieštukų. Ketvirta, blizgių klijų. Tai yra štai tokių va. Ir tai viskas būtų. Patariu įsigyti, jeigu norite atlikti. Taigi, čia buvo sąrašiukas, o čia va parodau, ko mums reikės. Štai. Galit pasiimti dar drožtuką, jeigu net vdruk išsidildytų. Tai va, pieštukas, žinoma, turi būti gerai padrožtas. Ir ką, pirmiausia, reikės pasimti lapą ir, kaipgi sakiau, mes piešime sausainiuką. Su šitais klijais mes jį dailinsime, kad blizgėtų kai kuriuose vietose. Tai ką, nieko nelaukia, pradėkim. Gerai, taigi tęskime ir dabar, na va, gerai, sugrįžom ir dabar pradėsim. Taigi, taip, galim pradėti. Imame pieštuką ir pradėkime piešti jo kontūrus. Nerekomenduoju stipriai spausti, iš karto į pagalbą pasiimame trintuką ir gerai, nepamirštame trintuko. Galite, jeigu turite, pasiimti kokį nors pavyzdį. Na va, ir taip bandome. Štai taip. Ir iki galo tos galvytės neužbaigiame, nes jie įeis į kūnelį. Štai taip va padaro. Tikiuosi jums matosi gerai. Štai galvytė čia. Ir ką? Dabar piešiame rankytę. Nebijokite suklysti, tiesiog nestipriai spauskite. Paskui dar nutrinsime. Štai taip. Apvalios rankytės. Nebijome daryti klaidų. Štai taip. Na va, ir mums gaunasi visai puikus žmogeliukas. Prisipažįstu, kad aš tikrai nesu labai gražiai nelabai gražiai piešiu. Na va, gerai, čia viskas. Štai ir kojytė. Čia ištrint galim.
kojytė. Na va, taip ir povaliai kuriame. Žiūriu, visai neblogai žiūriu. Tik stenkitės, kad kraštai būtų apvalūs, ne kvadratiniai ten kažkokie. Na va, nors čia gal biškį trumpesnį man rodos. Vala. Nu, va tiek turi būti. Nieko, čia mes pagražinsim paskui. Dabar svarbiausia tie patys pirmutiniai kontūrai. Štai ir turėsime labai gražų kalėdinį kaip paveiksliuką. Aišku, galima piešti ir besmegenį, galima piešti eglutę ar ką nors panašaus. Štai taip. Na va, ir tokį gausime fainą. Kol kas sekasi tiesiog nuostabiai. Na va, ir turime tokį kaip kontūrus. Dabar pereiname prie dailinimo. Gerai, čia matosi. Štai. Gerai. Dailinam, viską sulyginam. Viską sulyginam, nebijom trinti. Vienu žodžiu, drąsiai. Kai čia būna, kai vienoje vietoje daug pripiešiam, tai atsirenkam vieną eilę. Štai taip va. Na va. Taip va, toks čia dailinimas išeina. Čia aptrinam. Nes iš tiesų spausti tikrai nereikia, nes paskui matysis. Štai taip va. Gerai. Na va. Čia gal reikėtų truputį storesnę rankelę padaryti. Tikrai, kaip iš pirmo karto, tai man labai gražus gavosi. Labai. Jeigu norėsite, paprašysite, galėsiu nufilmuoti ir kitų kontūrų, kaip pasidaryti. Na va, dabar, kai turime žmogeliuką, štai turime tokį sausainį, kakainį. Na va, ir tada galime pradėti piešti jau tokius kaip dailinimus, kai būnam kepam sausainį, ten ant jo akytės, nosytį, burnytį, ten. Ir va, galim pradėti. Čia reikia ypač švelniai, arba nesugalvojau geriau. Ypač švelniai, nes va. Štai taip va.
Na va, gauname linksmą sausainį. Štai taip linksmas sausainiukas. Ne, nosytė čia nelabai. Gal nosytės iš vis tegul nebūna. Na va, turime veiduką. Jį galime visai ten apdailinti, kaip jūs tik išmanote. Čia galima kokias nors sagutes padaryti. Čia galėsime kažkaip nuspalvinti kelnytes, tarkim. Apsibrėžiam kontūris, tada atskirsime spalvas. Čia šiaip ir gerai. Na, štai taip. Tikrai gražu. Na va. Ir gerai. Štai turime tokį labai fainą žmogeliuką su kontūrais. Kontūrai dar čia tik jo dar kol kas. Ir dabar mes galime nusispalvinti. Galite čia va veiduką, tarkim, šviesiai ruda va šitą va. Akytės, burnytę taip paspalvinti. Ir čia va sugalvojat kaip. Na ir spalvinat. O kad jums neatsibostų, kaip aš spalvinu, padarysiu pauzytę ir tuoj sugrįšiu. Na va, nuspalvinau štai šį žmogeliuką ir jo, na va, rudai. Dabar dar tik nusprendžiau jums parodyti ir tada spalviname viską čia. Kai nuspalvinu viską, pereikime prie blizgių klijų. Na va, taigi, galime apvesti burnytę. Štai taip va. Burnytę galime. Dar galime akytes apvesti štai gelton. Aišku, galbūt jūs turite daugiau spalvų. Na va, ir mes baigėme žmogeliuką. Aišku, jeigu norite, galite daugiau pasipiešti, čia visur pasipiešti, bet manau, tiek užteks nedaug. Ir taigi, pasigaminome fainą žmogeliuką. Kaip atrodo, kaip, nežinau, man bent jau gal kažkiek panašu į sausainį. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit, prašykit dar, jeigu patiko. Ir susitiksime kitame video. Ate!